Nu, važiuojame lauką pasivėžinti. Būtų gerai nenukrist. Vienas keisčiausių testų šiais metais yra štai šios dviejaus išbandymas sniege. Lipa kai tankas. Jokių jam čia problemų nėra. Biškai pasikasam. Net nevelia, net sniego nevelia. Žolė jums tikrai padėkos už tokį rato susisukimą, kai robotas sukasi vietoje. Įprastai jis važiuojant normaliai pasuka ratus, kai sukasi vietoje, sužvairuoja. Na ką, varom toliau. Na, tikėkime, mūsų niekas nepervažiuos, o mes važiuojam paieškoti pusnų. Vietos kaip tikras tankas. Puikiai valdosi robotas, juolab visi ratai yra vairuojami. Tai leidžia robotui puikiai veikti kliūtis. Aišku, šiek tiek mes gal keistai čia atrodom prie visų žmonių, bet kapanojasi robotas iš tiesų. O, atsikreitėm į kliūtį. Kliūtis tai yra mūsų priekį buferis. Tikrai puikios sąlygos išbandyti robotą, bet tai nereiškia, kad mes negalim su juo veikti pusnų. Jokių problemų. Svarbu, kad buferį nesiremti į pusnį. Nėra geresnio testo, kaip žiemą palaipioti į kalnus. Keista, ar ne? Žolės nėra, o mes po sniegą su vėjos robotu. Praleidžiam žmonės, kad būtų saugu. Apsisukam. Turbūt keistai mes čia atrodom su tuo robotu, o kaip kitaip, jeigu ne taip. Aš tikiuosi, jo nešt nereikės, tai tikrai sunkus robotas. Griftas. Nu, čia turbūt aš jo nepravažiuosiu bet kokiu atveju. Tiesiog per daug yra sniego, čia stipriai virš roboto. Tai mes turbūt sukamės vietoje. Ant kiek gražiai darnų posūkiai, net sniego neišvėlė visai. Tai nesugadins ir jūsų vėjos. Iš tiesų, tai čia yra sprendimas bomba. Gal tokio žodžio minėti nereikėjo. Slystam. Visiškas ledas. Atsisuko. Dabar ratus ištiesina ir važiuosim atgal per savo pusnis. Svarbiausia neužsikabinti ant pilvo. Na, puikiai. Jokių problemų. Turime ledo kalną. Pabandysime ir juo įveikti. Biškis sniego, net driftas eina. Va ir visų ratų varoma pabara. Iš tiesų čia tai yra visiškas ledas. Ir kaip matom, robotui tai problemų jokių didelių nesukėlė, taip slysta, be abejo. Padangos mūsų tikrai nepritaikytos žiemai, guma yra kieta, bet robotas savo darbą atlieka. Na, prisigyrėm. Ant visiško ledo. Vis tiek mes įveikėm savo kalną. Ir jis toks ir mažas. Iš tiesų stebinanti technologija iš Segvėjos. Fainas, galingas, rimtas robotas iki 2,4 hektaro plotams. Sušalai, tai užeik, nusipurti kojas. Šaunuolis, įveikė viską.